Klausau. Labas rytas. Labas rytas. Ar kalbu su Simona Marcinkevičiūtė? Taip. Labai malonu, jūs skambina iš Švenčiausios Mergelės Marijos bažnyčios tėvas Tukas. Norėjau jūsų pasiteirauti, kadangi jūs šiandien ištekate, tuokėtės, mūsų jau tokia yra paskutinė apklausa visada vykdoma vestuvių dieną, ar jaunieji tikrai yra apsisprendę teisingai pasukti savo gyvenimo keliu. Kaip galėtumėte įvardinti, ar tvirtai jaučiatės? Taip, apsisprendus ir labai tvirtai jaučiuosi. Žodžiu, jūs pasiryžus tikrai žengti šį svarbų gyvenimo žingsnį. Taip. O sakykit, kaip miegojote? Gerai. Jokių tokių sapnų pranašiškų nebuvo? Ne, visiškai sapnų nesapnavau. Visiškai nesapnavote, tai galbūtgi nėra labai geras ženklas. Nežinau, taip ir nieko nesapnau visai, kad kažką prisiminčiau, kad gal kažką sapnau, bet gal nieko neprisimenu, nežinau. Neprisimenu. O sakykit, kaip pagalvojat, ar jūsų vyras Tadas yra irgi pasiruošęs žengti šiam svarbiam žingsniui? Nekilo jokių abejonių, nieko įtartino? Tvirtai apsisprendė ir... Tai mes galim jūsų šiandien laukti. Nebus taip, kad vienas iš jūsų neatvyks? Ne. Vis dėlto sakote, jog šis jūsų gyvenimo žingsnis bus vienas iš tokių jau tikrai tvirtai apgalvotų? Taip. Aha. O sakykit, ar jūs esate pasiryžusi įvykdyti štai tokią valią? Mylėk mane, mylėk, kaip myli vėjas pušį, aplink mane priglaus, ar viesulų praūški. Ar Tadas tikrai galės tikėtis štai tokios meilės? Taip. Tikrai? Tikrai. Best radio station in the world, FM 99. Jūs trukdo, Simona, niekas kitas, o radio stotis FM 99. Ir norime pasveikinti, čia nedaug jūsų girdė, tik tais visa Pietų Lietuva, norime jūs pasveikinti žengiant tokį štai svarbų žingsnį. Palinkėti, kad būtų kaip šitoj dainoj, kad mylėtumėte savo vyrą, kaip tas vėjas myli pušį ir kartais ir palenktumėte ten, kur reikia, bet ir pati pažadėkite, jog, kaip sakoma, būsite tokia moteriškai lanksti. Būsiu, o Jėzau, net apsiverkiau. Sakykit, Tadas gali tikėtis, pavyzdžiui, penktadieniais su draugais alaus bokalą vieną kitą išgerti bare, o paskui darbo dienomis po darbo grįžęs rasti karštą kepsnį? Gali. O dar gali tikėtis, pavyzdžiui, nueiti visas varžybas, krepšinio, futbolo? Aš jam tokių dalykų nedraudžiu, jis gali eiti. Oi, tai žiūrėkit, žinokit, mes viską paviešinom, faktiškai šitie pažadai yra daug aukščiau viso kito, čia lieko tik tais jums šiandien formalumai. Kągi, tada gražios šventės jums. Gerai, ačiū labai. O jūs, gerbimieji, jeigu nevykstate į vestuves, tai šiauškite kažkur prie ežero. Belieka tik tais dabar paklausyti geros dainos Addicted to Your Love. Radio stotis FM 99. It's quite a funny feeling, a feeling undescribable, you know.